vieno krepšio iki kito įmesti nepavyksta. Žalgiris vėl su kamuoliu. Dramatiškos paskutinės ketvirtojo kėlinio minutės, rezultatas lygus. Ir triukšmas Česido arenoje, neįtikėtina. Mačiulis, dar vienas, 7. tritaškis, tiesiog neįtikėtinus dalykus šiandien daro Jonas Mačiulis, 29 taškai, 7 taiklus tritaškiai. Zavackas mažina Žalgirio pranašumą iki 1 taško, 41 sekundė, tai yra bet kuriuo atveju ir viena ir kita komanda matyt dar turės savo šansą. Lietuvos Rytui dabar svarbiausia yra apsiginti Žalgiriui, pabandyti padidinti labai trapę turimą persvarą. Kalnietis. Dar kartą Mačiulis. Per 2 varžovus iš 3 taškų zonos šį kartą pro šalį. Ir šansas Lietuvos Rytui be abejo. Stabdo šią ataką Artūras Jomantas iki ketvirtojo kėlinio pabaigos kamuolį gali laikyti. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai situacija subtili dar ir todėl, kad bet kuri Žalgirio bauda pasiūs Vilniečių žaidėją prie baudų metimo linijos. Lukauskis iš 3 taškų zonos ir 3 taškai. Mindaugas Lukauskis 84-82. Džiaugtis be abejo dar anksti. Kiek daugiau nei 2 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Minutės pertraukėlė ir kokios rungtynės. Dvi ir 20 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Lietuvos krepšinio federacijos taurės turnyro finale. Vilniaus Lietuvos Rytas 84-82 pirmauja prieš Kauno Žalgirį. 3 komandinės pražangos ir be abejo Lietuvos Rytas gali netgi bauduoti iš karto Žalgirio žaidėjų. Svarbiausia neleisti išmesti tritaškio. Išmeta tą tritaškį Jonas Mačiulis ir kągi galbūt ta pati rungtynių pabaiga nebuvo sužaista taip, kaip buvo aptarta minutės pertraukėlėje, tačiau Lietuvos Rytui pasiseka šioje atakoje. Jonas Mačiulis prameta dar vieną tritaškį ir Lietuvos Rytas laimi 84-82. Pasiimdamas pergalę, galima sakyti, nuo lėkštutės, ant kurios Žalgiris ją buvo pasidėjęs ir ją grožėjasi. Taurė jau buvo beveik Žalgirio rankose. Prisiminkime, trečiajame kėlinyje Žalgiris pirmavo 14 taškų skirtumų. Tačiau viskas baigėsi štai taip. Lietuvos Rytas ketvirtajame kėlinyje smaugė varžovus ir galų gale nužudė juos paskutiniu Mindaugo Lukauskio tritaškių likus žaisti kiek daugiau nei 2 sekundės. Mes kuriam laikui keliaujame į studiją Vilniuje, o po to grįžime į apdovanojimų ceremoniją.